O, labą dieną. Žiūrėkit, kas parein. Kas čia toks parein? Gerai. Kas vyksta? Kuprinėlė, kai už patį didesnė du sykius. Bet šį kartą daug lengvesnė, nežinau kodėl. Mažiau dėjai. Atrodo, einu kaip pukiuks. Tai atvažiavom prie Bijotės. Kažkokia aikštelė. Ten yra takelis normalus. Bet Valdis sako, reikia eit mum į kitą pusę. Telefonę užsižymėjom tokį trikampiuką. Tokia atrodo, kas mėlė ir gal ten eitų pažvėjus, bet nežinau kaip daitai. Kaip klausim. Pabandysma. Nu, žygį pradedam su žemėlapiu. Kur mes čia esam. Ui, kad čia plačiai. Labai plačiai Kuršėnai, visai čia ne prie ko mum. Sakiau, gal yra koks mažas. Apie ežero pasirodo nevelnė. Čia irgi tas pats. Prie pat tos Bijotės. Pavyzdžiui, aš tai net nesu buvęs, Valdis sakė, buvo vienas iki. Tai tuoj antroje pusėje yra labai daug gražių vietų. Bet kai yra gražių vietų, yra daug ir žmonių. Mes žmonių nenoram, noram kažkur įlysti. Bet dabar, tarkim, einam kitą pusę. Ir čia, jeigu reiktų lysti mišką, visur vandenis. Tokie pelkynai visur, vando. Į padangą bent pamiršau. Ką? Kas palikot padangą? Kur ta padanga? Fūros padanga. Čia ir fūros padanga. Ir šiukšlių netrūkst. Afrikinių kiaulių marų. Tai jūs atsargiai žiūrėdami video neužsikrėskit. O mes radom keliuką. Nežinau, ar čia kiaulių ar žmonių, bet bandom. Da kol kas visai padorus atrodo. Gal pavyks. Iš tikrųjų, kiaulių marų žinokit yra. Matai. Bet ten ne kiaulė gul. Gul ne kiaulė, tai kaip čia dabar yra. Taigi mes čia nudviesam tipo. Gal ne. Bandom maisti. Tokį keliuką, galvoju, da kerzus mauti, sakau, gal nereik, bet kol kas da praeinam, bet būt pravertė jau čia kerzai. Da ėjom visai gražų miškelį. Takelis matyt, kad žmonės renk uogas. Bet kaip žiūriu pagal mapsą, tai mes nuo vandens tolokai norėtume čia iki to tuodai, toks atrodo kaip smėlis biški. Kažkaip bandysim tada brautis per patį mišką ir tikėtis, kad vieta bus bent jau nebloga. Kad vandenį tai daėjom. Matos ten. Einam gal čia keliuku. Tu eini pažiūrėti kitą. Jei ką skamtel, ko aš einu į tą iškišulį. Tai dabar biški viens į vieną pusę, kits į kitą, kad geresnė vieta rasti. Ta iškišulį kaip ir praėjom, kur rodžiau, bet dabar bandau kitų keliukų eiti atgal. Būtų žiauriai smagu iš miško pusės, bet atrodo nieko nebus. Nes švendrai. Žodžiu, da bandau eiti pasirodys, matau. O čia kokie gera vietikė būtų. Paukščiai tenta, tik tai trūks čia prieimo. Prie vandens. Vien švendrai. O, čia leptuks kažkoks, žiūrėk. Pažiūrėkim. Kas čia gera. Iktų čia gal neblogai visai būtų.
Bandau eit, kažką radau. Tokį tiltuką. Kaip čia būtų, kažin. O, vanduo koks skaidrus, žinokit. Bet matau, ten vieta kažkokia yra. Aišku, yra ten, bet mašina yra ten vieta. Pasimetis kuprinį jau. Jau trin rankom. Šiaip pavojus biškeit. Nu, nelinksta atrodo. Biški baisu. Nu. Bet iki Lafalin, bet tam tokia marin irgi nuein, davažiuot matyt. Negaliu pritraukti tik tai su GoPro. Dar kur matau, to krašto nematau ten, atrodo, matai, pavėsinį nesuprantu, kas ten. Aha. Bet ten gal supranta važiuoti, gal žmonės. Nežinau, bet čia, mišku, nėra toli kitam tai. Šiaip dabar variants yra, gal netgi čia pažvejoti. Čia kaip ir nieko atrodo. Dar plapukų pukšti. Vandeniuks geras, skaidrus, matau. Bet žuvų daug matau. Nu. Čia giliaus yra. Yra giliaus, yra visko. Man patinka, prie gaustvinė to nerado. Toks būtų, bet senai čia būtume ištiesę lovas. O mėgoti, jeigu ką, mes galim ir pareit, nebūtinai mums čia mėgoti. Ir statytis galim belia kada. Kur miške gali. Tik paskui jau valgėt, kai darysi kažką jau norėtų. Ne, tai sakau, nebežvejosi. Žodžiu, dar pasitars matoj situaciją. Biškiai apėjom be kuprinių, ten toliau kaip ir nėra vietų. Yra ten už pačią mišką galą tokie matos, nu, išėmikis eurą ir pavėsinis kams matos. Dar sakom, gal ten bandyti. Bet kaip mums praeitą kartą buvo, kad pirmą vietą pamatėjai ir imka, ne? Nu, buvo toksai. Tai bijom, kad šiandien nebūtų taip, kad be reikalą eini, po to vėl pisti ir atgal. Tai ką sugalvoju? Nu. Supratinks. Dronelį. Buvo. Pažiūram? Pažiūram. Tai nereikia prakytų. Davai. Tai vo, radom dvi vietas, kaip matėt. Bet vieną užim. Ten, kur rodžiau tas toks tarpuks ir pavėsinė, tai ant kameras buvo tens ir meškerikės, tai žmogus žvejoji. Ten rodo koks 150 metrų, toks siaurus, jeigu matėt. Ir dar už to iškišulę tokia jau plati vieta, tai... Ta, kur buvo ant Mapso žemėjas. Jau moku biškį nuskenuoti žemėlapį. Žiūriu smeliuk, sakau, bus kažkas ten. Iš tikrųjų gera vieta. Tai va dabar apsisprendimui nežinom, ar eit ten, kur platesnė, bet ten yra arčiau mašinų, tai nežinau, gal daugiau ką žino. Nenuėjęs nesužinosiu, kas ten bus. Bet jeigu mes susijėmom, tai kaip ir mum jau nusišik tada ant kitų. Atein žiūrką užimti ir puskiščia. Nebent į svečius nori. O dabar valgom? Ką žinau, einam gal ten pažiūrėti.
Aš labai valgyti noriu. Kai įsikurit jau. Gal einam tada ten. Kad nepraknist vietas. Jeigu čia grįžom, gal bus. Tai, žodžiu, 2 vietas yra garantuotas. 3 čia irgi, tai šiandien bus žvejyba. Tik tai su kukurūzais. Tik su kibimu, bet žinom triuką, kaip slieko gauti. Reik pagaliais įdrošti. Truku. Kai skalbenkė būdavo ta Nu. rusų laikų, kur droždavo Nu. drabužius. Taip, ir čia reiks padrošti. O. Prie takiuką, žinokit, skanesnės visada. Au! Ir iškart jėgų kiek atsirado. Ką? Ką tu su to nealkoholiniu ten čiut paini? Tin, tirin. Tin. Turim laužavietį. Turim ir kur žvejoti. Kaip? Ieškom geriau? Ne turbūt. Ir man atrodo, kad ne. Eik tu savo. Aišku, čia gilė nebus daugiau, matau. Čia ant dugninių jaučiu būtų neblogai. Bet viena ten tarpa, viena čia. Ir manau, tikrai nebėra ką ieškoti. Gerai. Aš patenkintas. Čia pasistatyti tą kažkur palapinę. Galvoju, kur tik skleisa. Da galvojau, sakau, su mašina čia turbūt davažiuoti. Nevelnė. Ir matot, kaip droniuks gerai padeda. Gerai, ką pasakiau. O taip, pasidarėm dabar tokią vizualizaciją. Tai šaus mano tuo medžiai, kitos eglės, turbūt šniūrą turim. Ir šį kartą tokia... Kaip visi normalią palapinę. Nu, tik galai bus atveri. Žiūrėk. Musė. Tik tai bus galai atveri. Ir vėl turim lovas pasiėmę. Čia žiūrim tokią lygį vietą. Idealiai, čia šiandien... Pagalnė, bet ant galvos. Pagalvikės nepasiėmė. Bambalį pasidės po galvą. Ir čia gan lygiai toks nulidžiuks jaučiu, mums bus idealiai. Ir dabar statom gal pirmą trobą, matot, kas ateina. Gali būti liūtės. Jeigu ką būtume tipo sausį, po gerų tentų. Ir tada galėsime pavalgyti jau sausai atsistoję. Greit kimbam į darbus. Čia, žodžiu, kaip ir vietas užteks man, bet... Tikrai. Kuku. O dabar dar reikia kažkaip bandyti dar vieną tentą primontuoti, nes man jau atsiboda šlapia miegoti. Tikrai lys. Tikrai lys. Čia? Antai žemės ištraukti. Tai dar tą vieną kažkaip... Kokį cirką pasidarėm. Tai ką turėjom, tą uždėjom bent jau ant pusę. Čia sako, vis tiek, jeigu nuo to lašies jau lovas kišterčiau į vidurį mum. Kažkaip įtilps va į kitos vietos man tas lova. Panašiai. Ten kuprinės, jeigu ką jau tegulin. Tegu. Nežinau, kaip čia mums seksis naktį, bet čia vėjas kil. Ajaja, bet jau... Žvejot ir vietą, bet ar per lietą tada žvejot kit klausia. Žvejos man. Ir dabar kas yra geriau, kad kams yra nuošulnesnis negu ant praeito video mūsų. Sakykim, kad bus gerai.
Kaip gerai pavyko įlysti. Laukia lietus. Dabar kaip spėjom. Ant sekundžių, sakyčiau, nugarą šlapia biškį kol susikrovom, bet... Greit daiktus beleka kaip į vidų. Sumetam. Aje. Bet Kol kas, okei. Jau gerai, kad pastogauja. Dabar galės valgyti konservą pradžiai. Pasišildyti. Jaučiu pirmą kartą visus daiktus būsiu panaudojęs. Ir kėdutį. Ir atrodo viską panaudosiu, nes nieko daug nesidėjom. Bet vis tiek sunku. Sunku nešti. Nes sveria nealkoholinis mūsų. Nemažai. Tas sveria. O dabar va, kirsma po šerną. Aš paragausiu tavo. Nori ragauk mane? Na, aš turiu savo. Nes turim dar vieną šerną kitokios rūšies. Tas nelabai buvo. Tai dabar ragausime valdžią. Tai turiu bober. O tuo tai tikrai nesuragavęs. Aš irgi. Bobra. O čia tai žvejyba, žinokit. Gali meškerių nebūti. Vis tiek labai neblogai žvejuojas. Svarbu, bet iki gera. Ko tu čia, kai iš pasakas? Nežinau, aš jau čia nebekaitinu man, nebūtinai karšta. O, taupo dujotekį. Kaip čia dabar pasidažiusi. Šiltas, o šitas. Taip greit reikia. Čiukšt. Tu to nevalgai skaniausias duonos dalį? Ne. O čia tai jo. Kaip čia reiktų? Gal su šaukštu, net nežinau. Geresnis negu tavo? Geresnis. O tu iš kur tu gavai? Mama iš kažkur parvežė iš turgų. Kas valgot skanaus, žinokit, skonis tai... Panašu į šerną. Žymiai skaniau už tas bulves, kur praeitą video valgiam. Bulves geras buvo irgi. Ne, bet čia dar geriau. Jau dėl praeitą video daug kas klausėt, kodėl ans buvo brangiausias. Tai netyčia buvo ištrins video. Dėdus paspaudė ne tą folderį pratrinti. Ištryniau video, tiek susinervinau, galvoju, darbą įdėta, filmavom. Džiunglės bridam ir nebėra niekam. Gal galvoju, šansas yra gal atsikelt medžiagą kažkaip ištrinta. Susiradau programą. Programa 30 eurų. Su ta programa nieka man nerada, 30 eurų sumečiau kaip į subinį. Tada rada valdė žmogų. Darbę klausiu vieną kitas, gal žinot, kas gali padėti. Vien sako, žinau tokį senelį. Pranas, kaip pasakė vardą, jau sakau, senelis. Hakeris. Nuvažiuoju. Be problemų, sako, ištrauksim. Garantuot žmogus. Blemba, sako, kaip čia taip garantuot, tai galbūt. Palikau kartelę, kitą dieną sukans man. Sako, žinau, rudą datą, 23 gal metams, kelintų man ten sakė, nepamenu. Blemba galvoju, čia net jie bus video, bet galvoju, gal GoPro nustatytą datą ne tą pasvilį. Sakau, tikiuosi. Pasirodo, taip ir buvo. Nulieku pas senelį. Jo, tai visi video yra, nuotraukas, viskas. Jeigu matėt praeitą video, tai vat, viską atgavom. Tai tam galvoju, kiek dabar reiks mokėt dabar šitam. O, čia ant suveikia. Tam senelį, sėdant ant sofkės toks ramus. Ką čia paimsi, sako. Čyrika duok viskas. O čia aš 30 sumokėjau už programą, nepavyko. Narvo, tik da kainavo. Galiu į Šiaulius atvežti, man paskui parvežti Kuršienus, nu žodžiu, čia kelionės. Ir gavos mūsų brangiausias video. Niekad bloga nebuvo.
Senelis juokas, sako, kitą kartą nebepirkėtų programų po tą 30 eurų. Atvežkit padarysi, sako. Tai va, jeigu kas nors ištrinsit video, kreipkitės, pasakys, kur. Duosam kontaktą. Žodžiu. O tu dėl to ir buvo brangiausias. Tai va. Ar apsimokėja? Nežinau, finansiškai tikrai ne, bet emociškai pagerėja, nes pamatėt video. Užsidėjau 2 kukurūzus. Tai bandysiu ten palei žolikės pliupti. Padeda. Virusdams. Tipo yra? Kažkas yra. Dėdis sako, kad kimba. Ne pirmą metų žuvis bus. Mano jo. 2 kukurūzai čia vadinasi. Sezono atidarimas. Oi. O, ką užsivinavo. Vadinas 2 kukurūzai. O taip jie gražiai. Raudelą. Sako, gerai kimba, žuvų pagavo. Eina aš irgi pagaut kokią vieną. Stok. Ai, numet. Tai pagaliau aš užsimečiau. Tiek suvargau, žinok. Maniau mest per bortą tą meškerę jau. Buvo nerus paėmęs. Tik įskleidžiau. Činkt, susipainėja. Da bandau painėt, da daugiau susipainėja. O kitaip pasižvėjau, ramus visi. Sunervavo. Bet šiaip netaip užrišau. Tai va ten dabar žvėjuoju. Pasimetęs. Būtų visą galėčiau atsisiešti ant kelmelę, taip spakainiai. Kai praeitą kartą dai sulėsi baisiai, tai atsiboda. Sakau, reikia išmėginti. Tai viens yra iš Madė inkinėje. Per svarį. O, svar, normaliai. O kits yra iš Lietuvos. Nu, per Lietuvos parduotuvės, bet tas biški rimtesnis pagal. Ja, pagal svarį, jo. Tai tėva buvo prie Kinija čia pridėti. Čia viena įkišas vadu. Tai repelentai iš abiejų pusių. Tai Valdis biški sublūdėje. Užsisakė vieną iš Kinijos, atsisakė, užsisakė kitą, parėjai viens ir dar antras tur parėjai. Dar lietuviškas parėjai, žodžiu, 3 dabar bus. Tai biški sublūdėje, tie kodai sunervina, kad iškart 3 grobi. Į kišenį po vieną. Ateit per Joninės. Niekas netėjo mėnesis nejud. Padariau disputą. Saka, atsiunčiau, niekas nejud. Žiūriu, atsiunt, kitą vėl atsiunt. Žodžiu. Praeitą kartą turėjau muziką kitoj pusėje. Tai dabar tas pats ir šūkų, ir ten tai žiauriai. Ten sakau, mūsų draugelis Marius turbūt yra grįžęs. Jeigu žiūri video, gal pamatys, nes... Linkėjimai. Sakai, rūpjūtį tai grįši, bet kai anksčiau grįši, kaip čia yra. Kitai būtų, ką yra? Tai sakau, reikia valdžiai nuskristi dronų, pažiūrėti, kas ten yra. Kas balis? Ir kas dar, tai kas nervuoja, yra mašinas. Mum nenervuoja, bet jaučiant kameras gerai girdėsis, pagalvojau. Telis už tų medžių. Ten aikštelė yra. Ir va, ant atvažiavo ten žmonių. Ten čia tokias geras vietas čia yra. O dabar skrendam, pažiūrėsime kartu, kas ten baliai vyksta. Tuts.
vaikų volkerį turi. Kas bulves mėgst skusti? Tik jau ne aš. Kugelį visi valgy tokį skusti jau. Ne. Rodyk, jebrai, ką turim bulbą. Daug bulbą. Jau tikrai ne vienas žinokit bulba bus. Įmečiau. Bulba, cibula. Bulbuškis. Bulba. O tas volkeris. Su savo panamke. Tas kiaušinas, kur praeitą kartą kiaušinas išdaužė. Ar aš panašus? Kalbiški. Tai va, žodžiu. Bus bulbų patrovas. Bebra, nežinau, manau, nedės. Galim šernai dėtą vieną indelį. O bebra ragauti atskirai. Ne, su bebru nenoriu rizikuoti, nes gali būt, kad reiks išmesti. Šerns tai viskas ok. Prie bulbių turim dar vieną šerną dėžutę. Su šernu kaip ir jokių problemų nebus, bet su bebru, nežinau, jeigu esat paragavę, kaip skoniai, parašykit kaip jum ir pasakysim kaip mum, nes bandysim ragauti. Kultą čaudą reikia vieną porciją versti. Antra porcija. Nu, kaip atrodo nekimba. Biškai buvo, radau, bet normaliai keptui. Kol kas atrodo viskas ok. Šiaip vargdom su kibimu. Kabiai dėdom, nori kiaušinį, nori daką. Kibdavo. Buvo nuo keptuvį, tai yra, čia yra. Ir sakydavo, kad reik mums keptuvį įkaitinti. Tai va dabar įkaitino, matėt, burbuliukai. Tikrai buvo įkaitinta. Ir gal sakau, dėl to nekimba. Ir blemba turėtų būti skaniai. Bet su to keptuvė yra minusas. Kaip skaičiau instrukcijai, rašo, kad turbūt ugnies tas židinys per visą keptuvę, ne į vieną tašką, nes nevienodų ugnis alė skirsto. Nu, tai jau čia per visą dabar laužą. Kaip tik. Tai čia ir yra laužinė keptuvė. Bet jeigu dėtume ant to dujį, nebūtų. Ne, tada, jo. Nežinau, buvo čia 10 eurų keptuvę radu. Ko neimti. Čia gali galiojimų jokių neieškoti, nieka nėra, galioja amžinai. Čia ir iš to lauką, kur kiaulių gripas ar... Kiaulių mara. Kur čia? Nu, čia yra rebaliukas. Matai, čia gali yra ir su kiaulė maišyta, nes spalva tokia baltesnė. Nu, paragau. Valgom. Man šalčiau daug skanesnis negu pašildė. Dėk tik tai. Ui. Čia kažkoks šviesus. Nu, čia yra jau čia maišyti, pusė to. Keletą rimų. Oi. Skaniai labai. Šiaip įdėjau 2 rūšių bulvių prieskonio, pipirų ir įdėjau močiutės čili pipiriukų džiovintų. Tai tie ten yra mirtis, tai čiut ten galiuką, nes paskiau, kad nebūtų.
sakykim, kad tai durus tiek. Povaras Valdėlis sako jau neblogai. Ko žemaičiai? Prie stalo vėl? Prie stalo. Davai einam, aš jau irgi sėlį rynu nebegaliu. Kaip maulinas paimt. Ai, dar. Žinau, kaip sugalvojau. Nu. Matai. Nu, čia būtų cirko, žinok. Kur našamės ten? Ten, kur nors. Aš pasiemu tavo keptuvį turbūt, ne, kad į šitą dėsmą. Pažiūrėk čia. Tai žinokit, man geriau negu praeitas iki. Galiu pasakyti, čarans daug padėjo, nes į kitą labai gerai. Žiūri skaniai. Ir keptuvį neblogai pasiteisina už 10 eurų. Už lizdą? Vam. Tai va buvo Lidlė 10 eurų keptuvį. Čia nukainuota buvo akcija. Mano daugiau kainavo. Žiūriu, mėtos tokia, žiūri mani, nupirk, saka mani. Sakau, nu paims. Tikrai pasiteisina. Valdys jau visą bliūdą sulaižė. Tuščia beveik. Išiesta. Žiauriai gerai. Konkrečiai šiesta ant žemės sėdu. Ant stalo valgo žmonių. Ant žemės pasidėsi, ant žemės sėdu, dar su kepurė prie stalo. Išiesta. Bet nėra stalo, tai gali būti su kepurė. Eik. Šiaip daug daiktų palikau. Palikau prožektorių. Tai gerai, kad Valdėlis turėjo antrą. Tai dabar pavalgė, ką padarėm, tai užsidengėm tą galą, nes dabar dieną, kai buvom, tai lietus taip lėja. Ir mūsų yra iš trumpumo. Tai parodysiu, kaip viduje atrodo. Tai va, lovą suglaudėm, kad būtume kaip balandėliai du. O iš tikrųjų dėl to, nes antras tens yra per vidurį, tai stengiamės trauktis. Mokomės iš klaidų. Bloks tens antras neparėja. Tai dabar susisukom taip, kaip galėjom. Pamirkčiai. Stroboskopas. Tu čia mirkčiai. Baisiau negu išgėręs. Tai va, žodžiu, ten žmonės vieni išvažiavo, antri išvažiavo, vieni turbūt liko ten. Naujai kažkokie atvažiavo, nebuvo. Jie atvažiavo? Ne, tam. Pirmai nebuvo tų palapinių. Nu, tai dabar ten už miškelę yra dar. Ir ten jaučiu yra dabar. Ten kažkur mačiau, jo, matai. Aha. Lauželiai dega. Čia tokio vietų, žinau, gerumą. Tik mes atėjome tokią, kur su mašina neimdavo važiuoti, bet čia yra tobula mums. Seniai tokia gera, bet turėjom. Ir dabar kamerai prišviesinau, tai atrodo, kad šviesu, bet žinokit, jau yra žiauriai temnata. Patėmė jau. Jau užtat prožektoriuką naudoju. Žinai ką, taip meškerę susiviniuoti. Nesusiviniuoti, o pažvėjuoti dar. Po metimą kitą, kol dar matos. Kol dar matos. Naktinį pasidarė? Pasidariau, kur. Kaip žinokit, keista, tebėra 3 kukurūzai. Kiek buvo, tiek tebėra.
Viskas 11 valandų. Dėdė Valdis traukas meškerį. O aš irgi jau einu. Ir manau, kad šiandien kaip ir užteks. Dakulis į kursmą. Gal dar rytą pabandysime. Susitrauk tik tai meškė reikės, daugiau užmes Marytą atsikėlė, kol kavinsamės. Kukurūzai tebėra. Ir kiek dieną kiba, tai jau ant vakarą kibimai baigės. Nors atrodo turėtų vakarę kaip tik geriau kibti. Eisma tvarkytis guolį. O, labą rytą. Sveiki gyvi. Žinot, kas būn, kai pasiėmė antrą tentą? Nebelin. Nebelin, lietus. Sausa, gražu. Bet mėgot vis tiek neleido viens dalyks. Du neleido. Vienas tau, kits man. Viens dalyks. Prakiurus pagalvį neleido mėgoti. O antras dalyks. Man tai uodai vėl. Tiek lestą mėgmaišį jau išlindau, antraip apsisukau ant galvos, taip užsimetu, išlendu. Karšt kaip pirti, prakaituoju visas. Galva šlapia, tik tu mauni. Aplinkausias, eik tu šiek galvoje. Ir įsiaiškinam vieną dalyką, kad tas lietuviškas termoselis šiek tiek veiknės. Vakarė pasijungėme palapinį, tai kaip ir nebebuvo uodų. Mes pradžiai išjungiam, atsigulėm birb. Tik įjungiau aš aną, kiek čia praėjo kokias 5 minutės, nebeliuka. Naktį da prabundu kažkada, žiūriu, vieną jau Marksas baigė išsikrauti, šiaip ilgai veikia tikrai. Jens, kai išsikrovau matyti, vėl pradėjo, čia varyti. O, žodžiu, tas kinėtės šūdas 2 valandą ir įsikrovė. Tai... Neapsimoka. O lietuviškai kaip ir pasiteisin, bent jau tokioj pastogiai tai tikrai. Bus matyt, kai gerai jodų turėsim, veiks. Tai va, bandysim keltis, nežinau. Reikia žiūrėti, nes tam priekį kažkaip neatrodo gražu. Galbūt galėtų čia bus. Susiviniuot, kol viskas sausa. Naktį neslapam, bet galbūt, kad kol grįžam, būsam šlapi. Kelamės. Labai geras ryts. Debesuku yra. Bet jau kai išmėguoja, tai jau nieka bloga. Ką tu buons? Pakinu. Nebekepsi dėdį valgyti. Na, gal, ant viršaus kažkaip buvau sėdėjęs likti. Palik čia. Paviškį pakuojamės. Kaunelin. Nu, išsaugot sausus tentus, bent vieną sykį nereiks džiovinti. Nes džiovinti vežam į vieną vietą, patys į kitą. Nu kava virsma? Tai va, da gal kavutės virsma kokios. Standartinės rytinės. Šypsena ir nelabai tokia rankas murzintis, ar ne? Nežinau. Gyvenk. Gyvenk ir trukdyk. Tik meškerį padėjo vėl kamerą į vandenį.
po vandenį. Kim. Toks pat. Čia ta, kur ką tik paleido, vėl tą patį užkimo. Geras ženklas buvo, kad jau prašovė. Jau kaip ir žinom, kad verda. Tavo šiek tiek čia šaukštai ir kažin. Bus tikrai du. Bus, sakai. O tas didelis. Ir tak. Palik. Nudėgiau. Sakiau, ką palik. Biški, turėjai kliūt būtinai. Gal neiškils nieks. Tai tą patį ranką su kirviu. Ne, ranką su kirviu į tą biški patinę. Rankas invalidkė. Buvo tik taukšt vakar iš kirvuką. Niek, gyvensma. O dabar kaip tas? Prie stalo. Rubrika. Volkeris. Gustavo enciklopedija. Bet tiksliai, Greens Volkeris, ne? Toj šauto. Ištrauk. Reik bandyti. Sveikata. Sveikata. Ką mes ragaujam kavą. O su jūsų turbūt kaip ir atsisveikinam. Ačiū, kas buvot, kas žiūrėjot, kas palaikot. Dėkui, kas pakomentuojat. Ir susimatom kitose video. Iki kitų kartų. Ate.